Pabandysiu. Gal nors čia pasiseks. Visko dar yra, rodos galėtų pasirinkti. Tai, kur su tavim susitinku. Eik savo keliu. Manai, čia pirks iš tavęs. Kodėl ne? Geras turiu prekes, o pigiai parduodu. Bet ne tokiems žmonėms. Tie iš tavęs nepirks. Kodėl? Kad kvaili. Negi negirdi, kaip dainuoja. Schlapkinke, schlap, dein Vater ist betschap, dein Mutter ist betbomike, nuas du gleiche dromike, schlapkinke, schlap. Girdiu, bet ką iš to spręs? Kaip tik, įrodo, kad menki. Menki, visai menki žmonės. O su tais reikia visai kitaip apsieiti. Kalbėsiu vokiškai. Ir jie mane laikys didžiu ponu. Pasiūlysiu jiem avelę. Matysi ir pirks. Siūlysi? O kur pats gausi? Kur gausiu? Yra, čia pririšta. Tai jų pačių avį nori parduoti? Geriausias kelias pasipelnyti. Pašėlęs esi, nesikabinki mane. Na, tuos žmonės apgaudamas jiem teikiu didžią naudą. Jie kvaili gana, o mano dalykas yra juos gudrinti. Velnio darbas. Aš jos persargėsiu ir jas saugosis. Mane įduosi. Tai ir tu kvailys. Kad aš juokauju, tu jau kaži ką manai. Pažįstu tave. Schlapkinke, schlap. Nors valandėlį išeik į orą. Tas amžinasis šlap, šlap, jau įkyrėjo. Kur čia šlap? Kad nesupranti, graži vokiečių dainelė vaikam migdinti. Jau mūsų laikui kaip tik reikalinga. Kas? Ta daina reikalinga? Oi, tu protas. O kas tau kenks? Su tavim vis dėlto nedraugaus. Ir nenorėtų. Užtenka man matyt, kaip jums kažkas apsuko galvas. Manai kvailėjų? Neduok dieve. Bet kartais. Tai kad senieji nesupranta naujų laikų. Taip jau vis buvo ir bus. Na, eisiu. Šlapkinke, šlap. Labą vakarą. Visokių daiktelių turiu. Vilnų, siūlų. Iš tokių žmonių neperku. Neškitas. Bet aš pigiai parduodu. Nors maži ką pažiūrėkit. Netekau savo turto, o kare palikau sveikatą. Vis tiek mes nekvaili. Jūs lietuvis, o visi lietuviai, netikėliai, visi prigavikai. Sakau, neškitės. Manyk, Murzien, nusipirkau šiandien vilnų, tokios gražios, minkštos, o ir pigios. Ir man siūlė kaži koks prigavikas, bet aš jį pavariau, manęs niekas neapmonys. Kad ir niekuomet to nebūtų, bet mano berniukas nubudo, reik migdinti. Miegok saldžiai, naktis sužeintyliai, tai mėnuo vien šypsodamas ar miegt visi žiūrėdamas, miegok saldžiai. Kas tau dabar? Tu dainuoji lietuvišką dainą? Ar jau visai? Ir kaip toli nueisi su lietuvių kalba? Taip toli, kiek proto bus. Proto turi tik tai vokietiai. Jau ir jų kalba protingesnė. Bet nemokėdama vokiečių kalbos, o ją kalbėdama, vis būsi puikesnė. Vaikus reikia prigimtos kalbos mokyti. Bet vokietiai žinomi visame pasaulyje. Neginčiju.
Tik mano vaikai lietuvukai ir tokiais auginsiu. O dabar veikiau pažiūrėk mano vilnas. Nereikia jų man, juk turime patys avelę. O dar ir antrą pirksime, taip pat įkirpsiu ir susiverpsiu. Kad tiek pinigų yra. Taupyti reikia, jau pasidėjusi laikau 20 markių. Ir taip vis nešioji? Gali pamesti? Aš tik nekvaila. Žinoma, tau nieko patart negalėsiu. Tai ir eisiu. Guten Tag, Madamchen. Ich Schabwerkau für 20 Mark. Sehr billig, nicht? Sehr gut. Können geben 10 Mark. Aber nein. Dann geben 12 Mark. Nein, nein. Dann geben 15 Mark. Gut. Aber musst führen in die Stall. Gern, sehr gern. Tai tu čia besėdi ir nežiūri avies, ar rasi jau įvedė į staldą? Ale ne? Ar nėra? Taigi, kad nėra. Vos nusipirkau antrąją, jau širdingus. Antrąją? Taip, labai pigiai. Ir visai tokia kaip savoje. Tokia, bet anos nėra. Tai ko stovi, eik žiūrėk. O, mat žmogus jau ateina su ja. Teisybė, atveda mūsų avelę. Na ką sakiau, o aš atvesiu savoje. Habt ihr fangen dies Schaf? Koks teisus žmogus? Ich danken dir, was konnt ich geben für ihnen? Oh, nicht. Ich geben gern ein Mark. Žmonės turi sakyti apie murzą, kad duoda, kad gali duoti. Dabar vėl turim savo avelę. Tai jau kas čia. Duris kitapus staldo atviros, o avies ir nebėra. Turbūt išbėgusi. O aš savo mat jau turiu. Savo? Bet atrodo kaip maniškė. Ir virvė ta pati. Ką ir suplepi? Tai mūsų pačių. Tu, kvailė, pirkai savo avino prigaviko. Kaip? Aš kvailė? Visi vokietiai vadina išmintinga. Ar visai netekai proto? Nematai, kad ta virvė mūsų? Visos virvės lygios. Duok šiandien. Pakvaišai? Mano ta avis. Žmogui už laikymą net markį daviau. Markį? Už nieką? Tu, žioply, tiek pinigų. Ir avis čia mano pirktoji. Duok šiandien ir ieškok į savąją. Ko čia vaidėjatės? Ar ne kvailumas duoti žmogui markį, kad sulaikė bėgančią avį? Doro žmogus negal duoti mažiau. Pirkdamas užmokėjau 30 markių. Kad kvailas, nes aš pirkau tokią tik už 15 markių. Ir ši yra manoji. Pirkote? Šiandien? Taip. Iš to į ginčias. Pirko turbūt iš vagies. Iš žmogaus su šiaudinė skrybelė ir pilku. Su šiaudinė? Taip, o ten rodo skubinas. Jis prigavikas? Bet dėjusi vokietis. Prigavikas tikriausias, net kalėjime sėdėjo. Bet man jis atvedė pabėgusią avį. Turbūt abu prigavo. O mano vyras davė jam net markį. Manykit, markį. O kiek tu jam davėjai? Kas tau rūpi? Pati susitaupiau. Ko dar žiopsote? Vykite, sugaukite, išlupkit mano 15 markių. Kas darosi? Ko čia reikia? Nelaimė, baisi nelaimė. Mane prigavo. Nurimki, gal visą ką atgausi. Nurimk, mudviejų vaikų du visai nusigandusi. Migdykim. Miegok saldžiai, naktis sužein tyliai, tai mėnuo vien šypsodamas ar miegt visi žiūrėdamas, miegok saldžiai. Dainuokim abi. Dainuosiu.
šlapkinkė šlap. Tai mat, kad tu darai. Reikia pasitaisyti ir savo kalbą dainuoti. Tai bus visuomet prota. Ir nesielgsi kvailai.